pamatė 3 aukso plaukus už ausies, todėl praminė Auksaplaukiu ir augino kaip savo sūnų, bet pinigus ir vystyklus skrynioje paslėpė, sakydami: pinigų mums nereikia, savo duonelės juk turime ir tam vaikui dar užteks. Geriau jam visą paslėpkime, kažin ar to jam kartais neprireiks. Po metų žvejys vėl susižvejojo skrynelę ir joje rado dailią mergaitę, taip pat puikiai aptaisytą ir pinigų dalelė jai skirta. Rodės, ji būsianti pirmojo sesuo, o atradę 3 aukso žvaigždes už ausies praminė ją Auksažvaigždė ir su džiaugsmu augino. Ilgus metus abu vaikai žvejo namuose gražiai augo. Jau gauvūs buvo, kai kartą iš